Sveiki visi, šiandien kalbiname sesę Benitą, jaunimo programos skyriaus vedėją. Labas, Benita. Labas. Tai pirmas labai rimtas klausimas, kaip sekasi tau ir tavo skyriui? Geras klausimas. Iš tiesų, galiu pasakyti, kad skyrius pagaliau pradėjo savo darbą. Pusę metų aš bandžiau suprasti, ką tas skyrius turi daryti ir ką žmonės jame turi daryti, bet šį savaitgalį mums pavyko nusibrėžti pagrindinius taškus, pagrindinės linijas ir pradėti dirbti. Tai kokie svarbiausi dalykai planuojami kitiems metams, gal kažkokių naujovių yra? Iš tiesų, du pagrindiniai darbai, tai yra darbas su patyrusiais skautais ir darbas su vyresniaisiais skautais. Ir patyrusių skautų laukia daug smagių dalykų. Labai gerai, nes kaip tik turiu vieną su patyrusiais skautais klausimą, tai visą laiką labai daug yra tokių klausimų tiek gyvoje erdvėje, tiek elektroninėje apie patyrusių skautų tarybą, nes žmonės nežino, kaip ją patekti arba kaip ten, jeigu krašte yra, kaip veikti su ją. Tai patyrusių skautų taryba lygtai ir yra, lygtai jos ir nėra. Turiu krūvą elektroninių adresų, tai regis rašau tiem žmonėms, bet kol kas jokios reakcijos nesulaukiu. Bet patyrę skautai jūs būtinai sekitės informacijos skautapisyje, nes greitų metu jums pasirodys svarbi informacija ir patyrusių skautų taryba, jeigu jinai buvo numirusi, tai jinai tikrai atsigaus. Puiku. Dar iš tos temos tada, ar yra planuojama gal kažkokių knygų pagalbinių priemonių išleisti? Taip, yra planuojamos net 4 knygos išleisti ateinančiais metais ir jeigu dar atsiras pinigų, galbūt ir 5. Tai skautų vadovų knyga ir skautų handbookas ir lygiai taip pat jaunesnių skautų vadovų knygą planuojame perleisti ir jaunesnių skautų handbooką. O handbookas tai bus tokios kaip patarimai, kaip Taip, patarimai skautam ir jaunesniesiems skautams. Super. O visi patyrę skautai dar turi palaukti šiek tiek. Roma nepasistatė per mėnesį, tai tam reikia šiek tiek laiko, įdirbio ir pastangų. Žinau, kad rytoj bus sunkioji dalis, nes reikės susidėlioti visus finansus savo skyriui, bet, pavyzdžiui, jeigu gautum 1 milijoną savo skyriaus veikloms, litų, eurų, ką su juo darytum? Žinai, jeigu litų tai mažai, jeigu eurų tai jau šiek tiek daugiau, tai aš norėčiau gauti 1 milijoną eurų ir juos visus išleičiau visokiausiam skautiškom stovyklom organizuoti. Ir ypač tai turėtų būti patyrusiems skautams, nes tai yra svarbiausia, ko gero, skautų dalis. Ir žinoma, įvairiausi mokymai jų vadovams, kad vadovai taip pat entuziastingai ir aktyviai pritrauktų kuo daugiau vaikų į skautų judėjimą. Būtų smagu tas 1 milijonas atsirasti. Eurų. Ir paskutinis klausimas, koks tavo mėgstamiausias skautiškas patiekalas? Tokio dar neturiu, bet turiu slaptą idėją. Esu susiradus internete vyresnių skautų pyrago receptą, tai jį planuoju iškepti su nuotraukom ir pateikti skautų receptų konkursui. Labai laukiam. Ačiū tau, Benita.